Skautų sritis tai yra skirtingos sritis, kurios apsėmė tiesiog informaciją apie kiek žaidėjų, tiek ir komandas, varžovus ir tiesiog informacijos surinkimas taktinis, kaip ant aikštės ir už aikštės ribų. Krepšinio skautas turi būti pasirengęs dirbti savo rankiškai, daug atsakomybės prisijimti ir nebijoti dirbti naktim, nes kitaip nieks nesigaus. Treniruočių laiku aš nedirbu, ta prasme video, aš dirbu ant aikštės su žaidėjais ir talkinu asistentams ir vyrtreneriui. Po treniruočių arba tarp treniruočių sėdi prie kompiuterio ir karpai rungtynės 2 valandas, gali būti ir iki 3, nes tiesiog daug informacijos reikia pasisemti ir susidėlioti visą informaciją. Rašai papildomai reportus į kompiuterį, kuris paskui išspausdini, tas irgi užtrunka apie, tiesiog sunku pasakyti valandas, nes yra priklauso irgi nuo tos informacijos, kurios yra suteikta. Kiekvienas klubas, būtent Amerikoje, NBA klubai, turi daugelį skautų, kurie yra atsakingi už universiteto žaidėjus ir tokie kaip aš Europoje arba tarptautinių krepšiniui, jaunimas, kuris kyla iš kitų šalių apart Amerikos. Ir Europoje tas daug mažiau yra įsivystęs, tik tais, kad klubai daugiausia turi skautą trenerio skautą. Ir jisai tą informaciją, jisai bando surinkti informaciją pats visą su statistikom ir su video apžvalga ir rašo reportus ir tos derinius braižo kompiuterio programuose. Ir kiekvienas klubas turi savo tą skautą, kurį jisai vadina skautu arba trenerių skautu. Ir būtent jo darbo užduotis priklauso nuo trenerių visą laiką.